Galima jų nusipirkti visur, ir turgui, ir prie turgaus, ir dabar internete, ir nežinai, kokius tu nuodus tenai nusipirksi. Tai aš atsinešiau jums parodyti, vo čia yra paska. Mano gydytoja Bagdonienė yra viena, aš visą gyvenimą pragyvenau, tokios gydytojos rūpestingos, kaip jį nemačiau. Buvo paska tabletėms. Taip. Padėjo labai gerai. Dabar va šitam celofane, čia nėra paskos, mes ryjam celofaną. Va išimti iš šitos, išimi, va šitą kapsulę, vos ją išimi iš čia. Va, matot, jinai neišlenda netgi. Ne, išlikta pusė reikia. Ai. Nu tai gerai, tai va pažiūrėkit, kas iš jos lieka, čia nėra vaistų. Jums negaila atidaryti, ne? Ne, tai pasižiūrėkit, paspauskit. Tuščia, iš tikrųjų. Jinai tuščia. Ir čia Oi, dulkės byra. Nieko čia nėra. Ir aš ją Bet tai gal čia viskas koncentruota? Neklausykit, dabar jau negamina tabletėms, net jis matosi, kad čia yra tabletė. Nes matosi. Ir aš pradėjau šitą... Ir neveikia? Neveikia. Jūs manot, kad šitoj srity yra kažkokia tai tokia mafytė, ne? Taip, čia yra nenormalu. Ir jie yra kompensuojami. Taip. Nu, bet jie neveikia. Ir neveikia. Jie man nepadeda. Gal tik man, gal iš čia kažkoks tai aborigenas, nežinia iš kokios šalies, ir jie man nepadeda. O tai jūs niekada nesugalvojot nueiti į turgų, pavyzdžiui, ir paieškoti? Niekada neieškau, turgui nieko, neieškau internete, nieko, aš bijau paprasčiausiai. Aš dar noriu šiek tiek pagyventi, aš turiu 2 proanūkės labai gražias, noriu aš jas paauginti, pažiūrėti, kaip jos eina į mokyklą, aš neperku vaistų.